Šešta pamoka. Pademonstruosime, kaip rašyti akcentuotas ir kirčiuotas raides bei kompozicinės sekas sudarytas iš raidžių ir diakritinių ženklų. Įjungiama virtuali klaviatūra, su kuria galima rinkti tekstus lotyniškomis ir kirilicos raidėmis bei specifinius ženklus. Atskiru mygtuku klaviatūroje įjungiama diakritinių ženklų sekcija, kurios dėka galima rašyti kompozicinės sekas. Virtualioje klaviatūroje spustelėjus raidės mygtuką, o po to diakritinio ženklo mygtuką, gaunama dviejų simbolių kompozicinė seka. Kompozicinių sekų deriniais galima užrašyti ženklus, kurių šrifte paprastai nebūna. Kompozicijas galima sudaryti ir su kirilicos raidėmis. Kitas greitas būdas parašyti lotynišką raidę su akcentu – tai tiesiog pažymėti vieną raidę ir iš pateikto meniu pasirinkti norimą variantą. Jei pasirinkus lotynišką raidę pasiūlymas nepateikiamas, reiškia ši raidė standartiškai nebūna rašoma su diakritiniu ženklu.